Gerą dieną, šauliai, sportininkai, medžiotojai. Dovydas vėl sveikinasi su jumis iš ginklų parduotuvės Gariūnuose ir šiandien pas mus ypatingas svečias, irgi iš pajūrio, kaip ir aš, Aurimas Mockus. Labai noriu padėkoti visiems mūsų naujiems sekėjams ir aš tikiu, kad jų tik tais daugės ir daugės. Ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat, o svarbiausia, kad parašot nemažai asmeninių žinučių su pačiais įdomiausiais įvairiausiais klausimais. Man labai patinka, kai mes galime rasti sprendimą ir išeiti iš jūsų įvairiausių situacijų, kas liečia ginklus, kaip ką sumontuoti, koks kalibras, kaip ką užtaisyti. Žodžiu, pas mus, žiūriu, tematika tik tai plečiasi. Dėkui jums visiems, kad rašot, kad laikinat, kad šėrinat ir kad mes galim su jumis dalintis patirtim ir padiskutuoti. Labą dieną, Aurimai, ačiū, kad atvykai pas mus šiandien. Tai va, malonu tave pamatyti po tos visos didelės odisėjos. Tai dabar tik pirmą kartą ir matomės, nes taip tai tik tai asmeniškai į Messengerį siūsdavai. Man viskas gerai. Jo, blema, tu man šiandien leis pakalbėti irgi, bet aš matau, tu toks esi karšiavęs, bet aš čia blema, tu klausimų to aš tu matau, kad jau tikrai turėsiu. Gerai. Tai čia ir buvo idėja. Tai pirmas susitvarkam su saugumo, ne? Tai pas mus šovinių nėra, ginklas ištaisytas, spyna atidaryta, tai su ginklu viskas tvarkoja, galim jį kilnoti, vartyti ir taip toliau. Sakoma, karinių žargonų ginklas saugus, saugiklis saugos padėtyje, ne? Jo. Tai gerai, šiaip rimtas ginklas, čia turbūt, aš taip įsivaizduoju, ką mes čia turim, kažin ar Lietuvoje turim rimtesnę kažką. Mes ne tik Lietuvoje neturim, šitų ginklų yra vienetai, apskritai Europoje, aš net nesakau Baltijos šalyse, bet apskritai Europoje, pavyzdžiui, mūsų braliukai Latviai tokio kalibro net negali turėti pagal Latvijos įstatymus. Tai mes lietuvaičiai čia turim tokią pranašumą, privilegiją galbūt, ir mano galva viskas labai logiška. Tai yra ginklas, kurį tai yra galingiausias, pagal kalibrą pasižiūrėti, ką civilis gali gauti civiliniai rinkoje. Man tai iš vis keista, kad civilis gali gauti, žinai, nes čia yra toks, sakykime, jaunystės, vaikystės, svajonės ginklas, tą, ką matydavom, žinai, čia baretas, čia snaiperis medžioja su baretu, žinai, snaiperis medžioja. Kontrasnaiperio ginklas, jeigu taip pažiūrėt. Taip. Plus anti-material rifle galim irgi pasakyti, nes jisai ne tik tai gyvąją jėgą gali naikinti, bet ir su tam tikrų šovinių, su tam tikrų... Lengva šarvuota technika. Lengva, bet praktiškai visą ratinę šarvuotą techniką, ne 2 km atstumė, nes kuo toliau, tuo kulkos pramušimas irgi, bet 500-800 metrų, nes kulkytė 500-600 greinų, priklausom irgi nuo to, kokį užtaisysi. Tai čia tos legendos tokios, kad yra tos šarvamušės kulkos, ne? Ten su to uranu, su kažkuo, čia yra iš tikrųjų, ne? Kuom ten ypatingos tos kulkos, apskritai gal ištrauk parodyk, kaip jinai viena. Turbūt yra. Mes šitų neturim, mes turim tik tai sportinės, nes viskas eina... Nelabai ir galima turėti, turbūt. Jo, viskas eina per sportą ir čia yra Hornady Match Grade 500 greinų kulkytė. Tai A-typas, tai A-typą labai daug kas užtaisinėja, tiek 338 kalibram, 300 kalibram, tai va čia 416. Jo. Rimtas daiktas. Žinant mūsų sportininkus, žinok, čia dar jie piltų. Parako dar dadėtų. Dar piltų. Dar piltų. Bet, žinai, iš tikrųjų yra tekę, man Ukrainoje yra tekę matyti 50 kolos, žinai, aišku, jis biškai didesnis šovinys, bet ir pas mus Lietuvoje yra. Tutelė bus labai, kariuomenė naudoja, tutelė bus labai panaši, tik tai sakau, kulkos diametras skirsis. Čia 416, o ten 50 kalas. Aš įsivaizduoju, kad nėra labai ir pigita kulka, ne? Tai va, dėžutė 10 šovinukų, 200 euriukų. Prašau. Su nuolaida. Su nuolaida. Tai aš gaučiau su nuolaida. Jo, bet čia kalba eina galbūt net ne apie kainą, o kalba eina apie galimybę. Jo, ir unikalią galimybę, visiškai unikalią. Nes kad atvežti apskritai baretus, čia nėra vienintelis, mes turim ir... Moteriška versija. Ne moteriška. Čia yra priimtas į amerikiečių ginkluotasis pajėgas, ginklas irgi saugus, prieš filmavimą buvo patikrintas. Tai jis yra tikrai populiarus ir man tiek nuostaba kelia, kaip iki šiol jo Lietuvoje nebuvo. Tai galimybė visais kalibrais 308, 6,5 Creedmore'as, 338 lapo. Ta prasme, čia viskas išspręsta.
Tai naudoja nuo sylų iki specialiųjų operacijų pajėgų. Tai va. Sveria tas ginklas, žinai, tokį reikėtų tampytis dar. Nu, mes turim Lietuvoje kariuomeniai tam pačiam Kaspe, kas tamposi Bareta 50 kalą. Tai va, ir nesiskundžia. Ir nesiskundžia, taip. Ir dar apsaugai gėškę pasiima. Tai va. Kariuomenė net ta vieta apskritai, kad skūstis, žinai. Taip. Jo, tai va. Aš įsivaizduoju, kad jau vien tu, kad jau prie to Bareto prileistas esi, tu jau turi privilegiją, žinai, prie savo kolegas. Nu, ne privilegiją, tokį, turi didesnį krūvį. Nu, papasakok apskritai, kokia čia yra komplektacija, ką už tą ginklą reikėtų pasiruošti sumokėti, kas čia yra po to ginklų. Gerai, aš pirmą kartą jį pamačiau praėjusiais metais Las Vegase, Shot Show parodoj. Atėjau pas Baretą į stendą, tiesiog, nu, jie iškart tokį kaip į turistą pažiūrėjo, čia tikrai tau nereikia, nei tu pirksi, nei tu ką. Nu, aš užklausiau, aišku, pas juos ten eilės, turi ten didelius klientus aptarnauti ir visą kitą. Nu, čia, where you from? Lithuania. Palauk, tu atsiversim žemėlapį. Žemėlapį, pažiūrėsim, kur jinai yra. Afrikoje nėra. Jo. Palauk, čia. Jo. Ir kažkaip, kaip sako, Fortuna nusišypsojo tuo metu, kai visiškai paroda ėjo į pabaigą. Ir mes bendravom su King of Two Miles'ų dalyvių ir čempionu, kuris naudoja būtent šitą ginklą. Ir jisai tiesiog iš stendo jį ėmėsi ir pakavosi dėjusi į dėklą. Ir aš turėjau jam įvairių specifinių klausimų, mes taip, mandagiai, gražiai bendravom ir aš net nepajaučiau, kaip man iš nugaros priėjo vienas iš Bareto atstovų, sako, Girdi, tu iš tikrųjų čia, sako, domiesi ir supranti ir žinai, sakau, taip, aš bandau čia šitos parodos metu, kad man tikrai reikia, žinai. Gerai, sako, tai po parodos bandom, sako, susirašom ir jeigu tave tikrai domina, sako, kažką padarysim. Tai nueitas buvo ilgas kelias, nes ne bandelės, ne kebabai, reikėjo gauti leidimą, kad Amerika sutiktų parduoti. Tada reikėjo sutvarkyti čia visus įvežimus ir logistikas ir kad atitiktų Lietuvos ginklų šaudmenų kontrolės įstatymą visi graviravimai ir kiti dalykai. Tai daug darbo iš tikrųjų įdėta. Tai mano klausimas toksai, kiek kita dėtuvė? 5 šoviniai. Ir vienas vamzdį, kai sakoma. Vieną gali papildomai ranką įdėti į vamzdį ir uždaryti. Tai va. Dėtuvių komplektai yra 2. 2 dėtuvės, tai reiškia dėžutė šovinių? Jo, dėžutė šovinių. Su tokiu ginklu apskritai aš manau, kad turbūt reikia pribręsti šaudyti. Aš tai iškart nevaidinsiu jokio eksperto, mano klausimai gali atrodyti tokie labai kaip debiutanto. Aš kaip sakau, jeigu aš kažkiek galbūt kažką suprantu, tai šiek tiek apie pistoletus, ne? Bet apie tokius ginklus čia yra mano svajonė. Aš tikrai to atvirai sakiau ir tu turbūt žinai, kad aš laukiu to momento, kada galėsiu tam tikrus projektus užsibaigęs, ateiti pas tave ir įsigyti tą bent jau pradinį žinojimo kursą, praeiti kažkokį snaiperinio šaudimo, nes esi specialistas, žinau, geras, tiek tu, tiek aš jau matau, čia dar vieną sėdi specialistą galbūt. Tai aš manau, kad, žinai, aš iš tavęs galiu ganėtinai daug ką gauti. Taip. Ne vien tik tais prekes įsigyti, bet ir pasidomėti, kaip tai pradėti daryti su tu, ką veikti su to ginklu nusipirkus, ne? Tai gerai, aš tik tais gal žiūrovus irgi įspėsiu, turbūt tas blogai nebus, kad jeigu turit klausimų, tai tikrai rašykite, klauskite po šio vlogų ir aš manau, Dovydas ras laiko jums atsakyti. Jo, bandom vis laiką rasti laiko atsakyti, bet nuo to ir užsimesga mūsų bendravimas su žmonėm, tai kai kurie irgi sako, nebuvo nei tokios. Aš neskau, kad čia parduotuvė. Man čia toks kaip po klubelis jau gaunasi, kur bendraminčiai renkasi, tuo pačiu čia kavos išgeriam, sušių pavalgom ir tuo pačiu aptariam, žinai, kas galėtų kaip būti ir kas kaip galėtų vystytis. Tai tas, kas yra, klasika iš seno, ar tas pats blazeris medžiotojams, ar mauzeris, tai viskas tas irgi parduotuviai yra, bet tos naujienos, kurios liečia sportą, taktiką, tai iš ankstesnių video turbūt žinot, kad mes kaip po sportui esam pasirinkę Vitrixą. Aš apskritai matau, kad pas tavę gal
papildysiu, net yra ir batai, kuprinės, peiliai, pistoletų didelis pasirinkimas, šaudmenų pasirinkimas, net ir termosai. Šiaip tu čia, kaip sakykime, ne vien tik tai sportinių šaudimų ir medžiotojas randa turbūt. Jo, čia yra šiek tiek to laisvalaikio idėjos įdėta, nes kad ir tie patys batai, nu ką aš nešioju tas ir lentynoje. Lova, tai čia jau labai geri batai. Taip, tai ta pati lova ar Solomonas, kuprinės, tarkim, MTAK ukrainiečių gaminamos ir dėklai Aimo britų, bet čia yra viskas tas, ką aš pats, per keletą metų naudodamas jau pamačiau, kad tai veikia. Papasakok dar daugiau apie tą ginklą. Kiek jisai toks ginklas kainuoja? Ir ar tikrai reikia pradedančiam tokio ginklo? Ne, pradedančiam šito ginklo nereikia ir jeigu tiesiog ateitų čia dabar pas mus žmogus, sakytų, tiesiog noriu vien tam, kad noriu, mes tikrai ir net neparduotumėm. Sorry, bet aš tikrai norėčiau, kad šitą ginklą įsigytų sportininkas, aukšto lygio, aukšto meistriškumo sportininkas šaulys arba geras sniperis iš tikrųjų, bet kuris turi patirties dirbdamas su magnuminiais kalibrais, tai su tais pačiais 338 Lapo Magnum ar ten 375 Čeitakų, nes, pripažinkim, ten nuo 6,5 Creedmooro ar ten 308 iškart šokti ant šito. Čia jau reikia mokėti šaudyti, jau reikia suprasti tą pačią balistiką ir, kokia tavo užduotis. Aš manau, kad apskritai turbūt nėra net tokio poreikio šokti ant tokio, nes tai visą yra pirma brangu. Taip. Nes vienas šovinys 12, tai turbūt jeigu tu šaudai 308, tai tu turbūt nusipirki už 3 eurus. Jo, bet vakar kaip tik per radiją girdėjau, Eurostatas berods padarė dabar naujausią apklausą, kad Europoje prabangos prekes keičia ginklai. Pradeda mąstyti? Jo, tai kažkaip Europa pradeda mąstyti, kad nebereikia galbūt ten rankinukų, fancy laikrodžių, bet reikia turėti bent jau pistoletą, o dar geriau lygiavamzdį. Tai čia dabar kaip paėmėm Pugačių. Ne, pažiūrėk šitas. Nebrangus, 900 eurų, bet čia yra 12 kalibro pusautomatis. Ir kas įdomiausia, iš toli matomas. Jo, čia... Aišku, dabar jau nebe tai bus, bet... Taip. Su tais oranžiniais daiktais, tai... Čia viskas dėl saugos, kad pažymėt, bet čia irgi pikatinį reilas užsidėsi... Jisai vieną kartą užtaisomas ir jau tu gali išleisti. Per apačią. Užtaisomas ir ne pompa, kur reikia pertraukinėti, bet, kiemo apsaugai, namų apsaugai, tai jeigu reikia droną galėsi nudaužti ir... Jeigu gerai šaudysi. Čia jau tik tai, žinai, nuo įgūdžių priklauso. Aš turbūt droną šaučiu su sportiniu, turbūt tas, kur pas tave čia keletas yra, žinai, sportinio šaudimo. Ir taip ir ne, žinok, nes ten tu tik tai 2 šovinius dėsi. O čia užtaisysi daugiau patronikų. Kiek čia 8 turbūt, ne? 8. 7, sorry. Ir vienas vamzdį. Ne, visi vamzdį. Jo, visi. Jo, taip. Tai va. Tai gerai, ką ant šito reikėtų užmontuoti, kas per optiką keliauja? Tai ant šito reikėtų dėti kariuomenės... Kiek jisai kainuoja? 17 000 eurų. Tai va. 17 000 pinigų. Jo, bet yra žmonės, kurie išleidžia po 30 000, yra, tarkim, geras ginklų gamintas, tas pats Krygofas, ne? Taip. Tai, jie turi nusipirkę prabangaus medžio su graviūrom, su raižiniais. Tai čia nėra ta kaina, kuri pati didžiausia. Pas mus taip, kad ir lietuviškai rinkoje tikrai yra žmonių, kurie yra išleidę šautuvui virš 20 000. Žinau, ten kaip buožės jau sidabrinės eina, ten graviruotos. Taip, tai ten yra mada, grožis, taip toliau. Čia yra kaina už galimybę pataikyti atstumą ir padaryti didelę žalą. Ir už patį techninį sprendimą, kurį, Bartas yra atradęs ir čia daug kas iš tikrųjų patentuota. Tai va. Aš manau, kad turbūt tas video sulauktų labai daug, žinai, patiktukų ir apskritai gerai užhypintų, jeigu tu parodytum, kaip jisai veikia kažkada šaudyklai, žinai.